Sveiki atvykę į laidą Debatai. Šiandien mes nerėme į labai, tokį kompleksišką ir įdomų tekstą. Tai Marino Elė Tabut Velykų sekmadienio tekstų komentarai. Šie tekstai apima platų istorinį ir teologinį spektrą nuo apaštalų darbų ir 118 psalmės iki apaštalo Pauliaus laiškų ir žinoma Jono Evangelijos. Aha. Ir tai nėra šiaip sausosa istorija. Tai labai gyva analizė. Būtent. Bet skaitant šią analizę, iškyla vienas fundamentalus klausimas, kurį mes šiandien ir nagrinėsime. Kas iš tiesų yra pirminis to dvasinio ir teologinio supratimo variklis? Ar empiriniai įrodymai, tuščias kapas, stebuklai, fiziniai faktai sukuria pamatą tikėjimui? O galbūt atvirkščiai? Gal išankstinis tikėjimo aktas yra ta būtina sąlyga, be kurios apskritai neįmanoma iššifruoti jokių įrodymų? Taip, čia ir susikirs mūsų nuomonės. Tikrai taip. Aš šiandien ginsiu poziciją, kad tikėjimas privalo eiti prieš supratimą. Esu įsitikinusi, kad be jo tie fiziniai įrodymai lieka tiesiog nebylus faktai. O aš ateinu su, visiškai priešinga perspektyva. Teiksiu, kad apčiuopiami įrodymai, istoriniai faktai ir tie patys materialūs išgyvenimai yra absoliučiai būtinas pamatas. Ant jų ir statomas tikėjimas. Jei atimsime šią fizinę atramą, bet koks tikėjimas rizikuoja tapti, tiesiog atitrūgusią nuo realybės abstrakciją. Gerai, tai pradėkime nuo to, kaip aš matau šią problemą pačiame pagrinde. Šaltinio tekste labai taikliai cituojama šventojo Anzelmo tezė. Jis sako, kad nereikia suprasti, kad patikėtum, bet reikia tikėti, kad suprastum. Skamba kaip labai graži filosofinė mįslė. Taip, skamba filosofiškai, bet išverskime tai į paprastą kalbą. Tikėjimas čia veikia tarsi specialūs akiniai. Įsivaizduok, kad žiūri į tekstą be akinių. Tu matai tik neriškės dėmes, fizinius objektus, bet nematai jokios prasmės. Vos užsidedi tuos tikėjimo akinius, staiga viską gali perskaityti. Imkime, kad ir Jono Evangelijos pasakome apie Velykų rytą, kurį tą Moffitt analizuoja. Mokiniai bėga prie kapo, jie mato tuščią erdvę, mato įkapes, tačiau vien šis fizinis vaizdas jiems savaime nieko nepaaiškina. Tekstas atvirai sako, kad jie iki tol nesuprato raštų. Jų protus dengė tamsa, nors prieš akis, gulėjo visi įmanomi empiriniai faktai. Būtent tas vidinis neempirinis sprendimas priimti tai, ko akis dar pilnai nemato, suteikia jiems supratimą. Mano akimis be to tikėjimo kapas yra tiesiog tuščia duobė. Girdžiu tavo mintį apie akinius, bet klausyk, aš šitai žiūriu iš visai kitos pusės. Jei prieš tave ant stalo nėra teksto, jokie akiniai nepadės jo perskaityti. Taip, bet... Mes tiesiog negalime ignoruoti to, kaip stipriai pati Tabut tekste pabrėžia būtent materialiąją tikrovę. Jono Evangelijoje Jėzaus įkapės nėra šiaip kažkoks dekoratyvus fonas. Jos atlieka įkalių vaidmenį. Prancūziškai tekste netgi naudojamas terminas pièce conviction. Tai yra teismo salės terminologija. Tai reiškia daiktinius įrodymus. Teismo salės? Taip, šie įkalčiai yra tai, kas sukuria logiką ir veda prie išvados. Tie audiniai nebuvo numesti bet kaip. Pomirtinis veido apdangalas buvo kruopščiai suviniotas ir padėtas atskirai. Pagalvokime logiškai, ar kapo plėšikai, veikdami naktį streso būsenoje ir skubėdami, tvarkingai lankstytų audinius. Tikrai ne. Būtent ši apčiuopiama detalė įrodo, kad tai nebuvo kurno vagystė. Įrodymai čia padiktuoja išvadą, o ne atvirkščiai. Geras argumentas, tačiau ar tikrai įrodymai visais atvejais padiktuoja teisingą išvadą? Pažiūrėkime, kas realiai ten įvyko su tais pačiais įrodymais. Marija Magdalietė bėga pirmoji. Ji mato lygiai tą patį vaizdą, atstumtą akmenį, atvirą kapą. Ir kokia yra jos pirma mintis? Kūną pavogė. Tai juk visiškai natūralu, labai logiška išvada paremta empirika. Aha, žmogaus protas natūraliai bando paaiškinti anomaliją pasitelkdamas savo turimą patirtį. Jeigu kūno nėra ten, kuris buvo padėtas, vadinasi, jį kažkas paėmė. Empirika ją nuvedė prie klaidingos išvados. Būtent. Tai visiškai logiška reakcija. Bet atkreip dėmesį, kas vyksta toliau. Ji bėga pasitikslinti, ji kviečia kitus mokinius, kad jie ištirtų įvykio vietą. Tai rodo krikščionybės kaip iš esmės istorinės religijos prigimtį. Ji nereikalauja aklai tikėti pirmą pasitaikiusią mintimi, ji reikalauja tyrimo. Kai Jonas įžengia į kapą ir pamato tas jau minėtos
tvarkingas įkapes, jis atmeta vagystės hipotezę būtent dėl to, ką mato fiziškai. Tas fizinis vaizdas tampa inkaru jo protui. Aš tikrai nesutikčiau, kad vien tas vaizdas nulėmė jo išvadą. Sabat labai aiškiai sujungia Jono pamatymą su visai kitų dalykų, su raštais. Sako, jis pamatė ir įtikėjo, nes iki tol mokiniai nebuvo supratę, kad pagal raštą Jėzus turėjo prisikelti. Atkreipk dėmesį, kad šaltinis akcentuoja vieną labai svarbų faktą. Visoje Senosios testamento raštėje nerasite jokios vienareikšmingos pranašystės, kuri tiesiai šviesiai juodo ant balto sakytų, kad Mesijas prisikels 3 dieną. Taip, to nėra. Tai va, Jonas neturėjo jokio vadovėlio, kurį galėtų atsiversti ir pasakyti. Aha, įkapės sulankstytos, viskas aišku. Tai prisikėlimas, byla baigta. Jam reikėjo atlikti milžinišką tikėjimo šuolį. Būtent jo vidinis atvirumas leido jam susėti tuščią kapą su kažkuo daug daugiau. Be to vidinio lūžio, be tikėjimo, tos įkapės būtų buvusios tiesiog keista, nepaaiškinama anomalija, o ne prisikėlimo įrodymas. Tai tikrai įdomiai suformuluota nepaaiškinama anomalija. Bet juk tu sutiksi, kad be šios anomalijos tas tavo minėtas vidinis lūžis apskritai nebūtų įvykęs. Jonas galėjo sėdėti užsirakinęs namuose, medituoti apie Senąjį testamentą ir daryti teologinės išvadas. Tačiau jam reikėjo atbėgti prie kapo ir pamatyti tą tuštumą. Talbot komentare pateikiama labai gili tų pačių įkapių simbolikos analizė. Prisimeni epizodą iš Jono Evangelijos, kai Jėzus prikėlė Lozorių. Taip, žinoma. Lozarius išėjo iš kapo vis dar apvinotas tvarščiais, jo veidas buvo aprištas. Jis vis dar buvo susijęs su mirtim ir su fiziniais ribojimais. Jam reikėjo, kad kiti žmonės jį atrištų. O Jėzus, prisikeldamas, palieka šiuos tvarščius. Išsilaisvinimas iš šių fizinių audinių yra vizualus empirinis patvirtinimas, kad mirtis nugalėta galutinai. Ir štai kur mano pagrindinis argumentas. Jei kapas būtų buvęs pilnas, su gulančiu kūnu viduje, jokio tikėjimo šuolio paprasčiausiai nebūtų buvę. Net ir su pačiu atviriausiu protu pasaulyje. Todėl tas fizinis nebuvimas yra tas kietas pamatas, ant kurio statoma visa teologija. Aš jokių būdų neneigiu fizinio kapo egzistavavimo. Aš tik sakau, kad fizinis faktas be tikėjimo lęšio niekada neduoda teisingo atsakymo. Bet, žinai, persikelkime prie antrojo mūsų analizuojamo bloko, kur ši dinamika tarp materijos ir dvasios dar akivaizdesnė. Tai Petro transformacija ir Kornelėjaus krikštas apaštalų darbuose. Tu turbūt vėl akcentuosi fizinius Petro veiksmus. Be abejonės, nes be fizinių įvykių Petro transformacija, kaip ją aprašo tekstas, yra visiškai nepaaiškinama. Pagalvokime, kas iš tiesų buvo Petras. Jis buvo ortodoksalus žydas, visą savo gyvenimą griežtai laikėsi švaros ir mitybos taisyklių. Jam vien užeiti į pagonių namus reiškia labai rimtą dvasinį susitepimą. Taip, rizika buvo didžiulė. Ir Kornelijus nebuvo šiaip koks atsitiktinis praeivis, jis buvo romėnių kariuomenės šimtininkas, pačios okupacinės jėgos atstovas. Kad Petras peržengtų jo namus slenkstį, jam reikėjo kur kas daugiau nei vien gražios teologinės idėjos. Tekstas mums pasako, kad prieš tai Petras atlieka 2 didžiulius fizinius stebuklus. Jis išgydo paralyžiuotą Enėją Lydoje ir prikelia iš numirusių Tabitą Jeifiją. Šie grinai materialūs įvykiai Petrui duoda aišku, apčiuopiamą įrodymą, kad Dievo galia dabar realiai veikia per jį. Tai tampa jam tokiu, sakyčiau, empiriniu tramplinu peržengti socialinės ir kultūrinės ribas. Girdžiu tavo argumentą dėl to empirinio tramplino, tačiau ar iš tiesų stebuklai pakeitė Petro mąstymą? Juk Petras vaikščiojo su Jėzumi 3 metus. Jis matė, kaip Jėzus gydė mines, kaip maitino tūkstančius iš kelių duonos kepalų, galiausiai matė jį vaikštantį vandeniu. Jei vien fiziniai stebuklai turėtų tokią galią pakeisti žmogaus pažiūras, Petras jau seniai turėtų būti pats atviriausias žmogus pasaulyje. Tačiau net po visų tų matytų stebuklų jo pažiūros liko labai siauras. Bet ar tai neįrodo, kad jam reikėjo pačiam tai padaryti? Ne visai. Tikrasis fundamentalus lūžis buvo ne tada, kai jis išgydė Enėją, o tada, kai jis išdrįso konceptualiai priimti visiškai naują realybę. Kai jis žengia pas Kornelijų ir ištarė tą frazę: kiekvienas, kuris jį tiki, gauna nuodėmio atleidimą. Žodis kiekvienas yra visiška teologinė žemės drebėjimo epicentro linija. Palauk, bet ar tas teologinis žemės drebėjimas
nebūtų likęs tik jo mintyse, jei jis nebūtų fiziškai nuėjęs pas Kornelijų. Esmė ta, kad jis turėjo pakeisti savo vidinę paradigmą, kad apskritai suvoktų to savo nuėjimo prasme. Iki tol visa religija jam buvo susijusi su tautinė priklausomybė, su apipjaustimu, su griežtais fiziniais sandoros ženklais, o Kornelijus buvo vadinamasis dievobaimingasis. Jis neturėjo šių fizinių atributų, bet turėjo vidinę neregimą nuostatą, jis tiesiog tikėjo. Dievas pasirinko šį išankstinį plika akimi nematytą tikėjimą kaip naujosios sandoros pagrindą. Petrui reikėjo pamatyti pasaulį pro visiškai naują prizmę, kad jis suprastų, jog Dievas veikia ten, kur anksčiau atrodė absoliučiai neįmanoma. Suprantu, kur link lenki, bet aš vis tiek esu įsitikinęs, kad tu pernelyg greitai peršoki prie idėjų, pamiršdama, kas tas idėjas padiktuoja. Tekstas juk aiškiai nurodo, kad Petras buvo labai stipriai pastumėtas šventosios dvasios per išorinės aplinkybės. Jo vizija su ta nusileidžiančia marška pilna gyvūnų, kuriuos jiem liepiama valgyti, tai tiesioginis susidūrimas su fizinė švaros taiselėmis. Teologija ir tavo įminima nauja konceptuali prizmė čia akivaizdžiai velkasi iš paskos fiziniam veiksmui. Petras patyra išgydymus, tada jis patyra tą viziją, tada jis fiziškai nueina pas Kornelijų, stovi to okupanto namuose, pamato, kad ant tų žmonių realiai nusileidžia dvasia ir tik tada jis formuluoja teologiją, tik tada jis sako, kad taip, kiekvienas, kuris tiki, gauna atleidimą. Tai yra klasikinė indukcija. Nuo atskirų apčiuopiamų faktų einama prie bendros teisės. Veiksmas ir materija čia padiktuoja idėją. Manęs toks veiksmų eiliškumo interpretavimas, tiesą sakant, neįtikina, nes jis iš esmės menkina pačią dvasinio atsivertimo prigimtį. Pažvelkime į tai platesnėme kontekste. Mūsų trečiasis šaltinio blokas labai gerai parodo, kodėl tikėjimas ir vidinė vertybių sistema turi pirmenybę. Turiu omenyje Pauliaus laiškus Kolosiečiams ir Korintiečiams, kurios komentuoja Tabut. Paulius ten kalba apie kasdienybės transfiguraciją ir labai aiškiai liepia ieškoti, pacituosiu, aukštybės realijų, prancūziškai realite dan ou. Ir vėl mes einame prie abstrakcijų. Ne, palauk, leis mums paaiškinti, kas tekste yra tos aukštybių realijos. Tai visiškai nėra kažkoks skraidimas padebesise ar pabėgimas nuo materijos. Paulius sako, kad turime mąstyti apie tai, kas danguje, bet tai reiškia naują vertybinę matricą mūsų kasdienybėje. Tos realijos yra atlaidumas, švelnumas, kantrybė, gailestingumas. Tikėjimas čia reikalauja, kad žmogus pirmiausia priimtų šią naują paradigmą viduje. Tik tada, kai tavo protas ir širdis persmelkiami šio naujo iš Kristaus kylančio vertybinio pamato, tu gali pakeisti savo fizinį, kasdienį gyvenimą, kaip jis sako, tapti nauja tašla. Mes negalime pakeisti pasaulio ar visuomenės tiesiog perstumdydami materialus daiktus. Mes jų pakeičiame tik tada, kai įgyjame dvasinį suvokimą, kuris leidžia mums elgtis kitaip. Atleisti ten, kur anksčiau keršytume, būti kantriems ten, kur anksčiau tiesiog pratrūktume. Žemiškos realijos įgauna tikrąją prasmę tik tada, kai jos organizuojamas pagal tą iš aukštybių kilusi tikėjimo požiūrį. Žinti prie paties Pauliaus teksto ištakų, kurias analizuoja Tabut. Paulius savo teologiją ne šiaip iliustruoja gražiais žodžiais, jis ją griežtai grandžia fiziniais ritualais. Kai jis kalba apie tešlą, jis kalba apie žydų neraugintos duonos arba azimų šventę. Ir tai buvo vienas iš labiausiai apčiuopiamų fizinių ritualų, kokius tik galima įsivaizduoti to meto kultūroje. Tačiau jis juk tai naudoja tiesiog kaip metaforą jo laiškų skaitytojams. Taip, tai metafora, bet pati toji metafora kyla iš labai materialaus istorinio veiksmo. Per šią šventę žydų šeimoms reikėdavo išvalyti namus nuo visų senų mielių likučių. Jie pažodžiu šluodavo visus kampus, ieškodami bent trupinėlio seno raugo ir kepdavo tą apčiuopiamą neraugintą duoną. Paulius visiškai neniekina šios žemiškos realybės. Atvirkščiai, jis sako, kad Dievas mums patikėjo šį žemišką gyvenimą. Dvasinis atsinaujinimas nėra vien minčių pakeitimas galvoje. Tai procesas, kuris turi apimti materiją kaip mielis, kurios išpučia tešla. Ir dar daugiau, kodėl žydai šventė neraugintą duonos šventę? Nes jie skubiai bėgo iš Egipto vergijos. Vėlgi, tai istorinis, fizinis, politinis išsivaldymas. Krikščionių Velykos Pauliui yra to paties fizinio išsivaldymo tąsa ir išsipildymas. Be šios materialios ir istorinės šaknies, Pauliaus aukštybių realijos neturėtų jokio svorio, tai būtų tiesiog graikiška filosofija apie idėjų pasaulį. Materijai čia nėra tiesiog fonas, tai yra scena, kurioje realiai vyksta išganimas. Aš sutinku, kad išganimas vyksta materijoje, bet žiūrėk, materija savaime savęs neišgano.
Tu pats ką tik paminėjai, kad mielės išpučia tešlą. Tačiau kas atsitinka, kai kepėjas nededa mielių į tą materiją? Tešla lieka plokščia. Senos mielės anot Pauliaus yra piktumas ir ištvirkavimas, o nauja tešla – tiesa ir nuoširdumas. Tai įrodo, kad tas vidinis pokytis, tos naujos mielės, turi ateiti iš dvasinės sferos, iš tikėjimo, ir tik tada jos keičia fizinį žmogaus elgesį. Jei pasikliausime vien fiziniu pasauliu, mes niekada neturėsime tos perkeičiančias jėgos. Ir štai čia mes prieiname prie 4 šaltinio bloko. Būtent jame ši mano minima įtampa tarp vien fizinio vertinimo ir dvasinio tikėjimo atsiskleidžia, tiesiog tobulai. Kalbu apie kirtinio akmens metaforą 118 psalmės komentare ir pranašo Izaijo knygoje. Tekste rašoma, kad statytojų atmestas akmuo tapo kirtiniu akmeniu. Panagrinėkime, kasgi yra tie statytojai. Būtent. Tai žmonės, kurie pasaulį vertina išskirtinai pragmatiškai pagal apčiuopiamus standartus. Įsivaizduokime tų laikų architektą. Jis paima akmenį, jį išmatuoja, įvertina jo tekstūrą, svorį ir pagal visus logikos bei empirikos dėsnius nusprendžia, šis akmuo yra brokuotas, jis netinka statybai, jis sugriaus sieną. Žmogaus protas, besiremiantis vien materiją, jį atmeta. Tačiau Dievo dvasinėme plane tas pats akmuo, kuris simbolizuoja kenčiantį, paneigintą ir nukryžiuotą Kristų, tampa pačiu svarbiausiu pastato pamatu – kertinių akmenių. Tai absoliutus logikos apvertimas. Tai mums parodo, kad žmogaus empirinis vertinimas dažnai iš esmės klysta, nes jis tiesiog nemato visumos. Tik per tikėjimo prizmę galima atpažinti tą atmestą akmenį kaip tikrą išganimo pagrindą. Statytojų instrumentai buvo visiškai bejėgiai išmatuoti to akmens dvasinę vertę. Skamba kaip labai graži interpretacija, bet ar tu pažiūrėjai į istorinį pačios Izaijo pranašystės kontekstą? Nes ta Butaro analizė labai išsamiai pateikia ir jis, sakyčiau, visiškai keičia visą tavo nupieštą paveikslą. Izaijas 28 skyriuje nesako kažkokio pamokslo apie abstrakciją dvasią. Jis kreipiasi į visiškai realią, politiškai korumpuotą to meto Jeruzalės visuomenę, kurios lyderiai sudarinėjo karinę sąjungą su Egiptu, manydami, kad taip apsisaugos nuo Asirijos imperijos grėsmės. Ten klestėjo melas, korupcija, teisės niekinimas. Tai buvo labai apčiuopiamos socialinės ir politinės problemos. Ir koks yra Dievo atsakas per pranašą Izaiją? Ar jis sako, žinote, tiesiog pakeiskite savo vertybinę matricą ir mąstykite apie aukštybės? Ne. Dievas pasakoja apie statybas. Jis sako, kad pats imsis architektūros vaidmens ir naudos teisę kaip matavimo virvę, o teisingumas kaip svambalą. Tačiau juk tai tik metafora, apibūdinantis jo paties tobulumą. Taip, bet kokia stipri ir materiališka metafora. Svambalas yra inžinerinis įrankis, svoris ant virvės, garantuojantis, kad siena stovi visiškai vertikaliai ir stabiliai. Dievas čia reikalauja, kad visuomenė būtų statoma ant realaus fizinio teisingumo. Jis gina mažutėlius, našles, našlaičius žmonės, kuriems reikia ne abstrakčios užuojautos ar dvasinio pakilimo, o realaus maisto ir fizinės apsaugos. Naujoji visuomenė turi turėti visiškai tvirtas materialias pasekmes. Ir net kai vėliau Naujame testamente Jėzus lyginamas su tuo kertiniu akmeniu, mes negalime pamiršti, kad jo gyvenimas ir mirtis buvo ne idėjos. Kryžius buvo realūs medžių rastai, vynis buvo metalas, jo kraujas buvo pralietas istorijoje, tam tikroje geografinėje vietoje. Dievo planas visada realizuojamas per konkrečius įvykius ir per tą siekia atkurti realų teisingumą žemėje. Jeigu mes atimsime šį istorinį ir materialų svorį, religija virsta vien psichologiniu savęs raminimu. Aš tikrai neatimu to istorinio svorio, tavo pastebėjimai apie teisingumo būtinybę visuomenėje be galo svarbus, tikėjimas jokių būdų nereiškia pabėgimo nuo socialinės atsakomybės. Tačiau klausyk, grįžkime prie to pačio Izaijo teksto ir prie tų korumpuotų lyderių. Kodėl jie taip smarkiai klydo? Pranašas sako, kad jie rėmėsi į vėją, jie statė prieglobsčį iš melo. Kodėl? Nes būtent jų išskirtinai pragmatiškas, empirinis politikos vertinimas, ta viltis, kad fizinė Egipto kariuomenė juos apsaugos, buvo aklas. Kad jie galėtų priimti Dievo siūlomą teisę kaip matavimo virvę, jiems pirmiausia reikėjo atsigręžti į jį, pasitikėti jo nematomą tvarką.
Bet apibendrinant viską, manau, kad šioje diskusijoje mes labai gerai išryškinome tas dvi medalio pusės. Mano požiūriu, visos šios stabut analizuojamas ištraukos nuolat grįžta prie vieno pagrindinio taško. Tikėjimas yra būtina sąlyga, norint suprasti realybę. Be tos vidinės prizmės tuščias kapas būtų likęs tik neišspręsta istorinė mįslė ar byla dėl kapo apiplėšimo. Senojo testamento pranašystės būtų buvusios tik atgyvenęs folkloras, o Kristaus kryžius tik eilinė, nieko neišsiskirianti Romos imperijos egzekucija. Apaštalams reikėjo to vidinio nušvitimo, to drąsaus pasikliovimo, ne vien to, kas akivaizdu, kad jie įgautų tikrąjį rašto intelektą. Be tikėjimo stebėti šios įvykius yra tas pats, kas bandyti perskaityti labai sudėtingą knygą tiesiog užsimerkus. Aš visą šį teksto analizę matau kaip dar vieną patvirtinimą, kad be materijos mes tiesiog neturėtume ką skaityti. Jei atimtume iš šių tekstų visą tą fizinę patirtį, jei nebūtų buvę tų paralyžiuotų, bet išgydytų kūnų Lidėje ir Jafėje, jei įkapės nebūtų buvusios taip preciziškai paliktos ten, kur gulėjo kūnas, jei nebūtų realaus istoriškai pademonstruoto teisingumo vargšams, tikėjimas neturėtų į ką atsiremti. Jis tiesiog taptų pilimi pastatyta iš debesų. Tie materialūs įkalčiai, fiziniai prisilietimai prie realybės yra būtent tai, kas apsaugo krikščionišką mintį nuo rizikos tapti tik gražiai idėja atitrūkusią nuo kūno. Tačiau, žinai, nors mes praleidome nemažai laiko gindami savo pozicijas, turbūt galime rasti ir šiokį tokį bendrą vardiklį. Pats šaltinio tekstas tikrai meistriškai sujungia šiuos abu polius. Tabut komentaras mums parodo, kad tiek tas empirinių įrodymų tyrimas, tiek vidinis atvirumas tikėjimui reikalauja iš žmogaus nuolatinių pastangų. Kaip ta tešla ir mielės, apie kurias mes kalbėjome, šidu aspektai privalo susimaišyti, jie keičia vieną kitą. Gyvenimo materijoje mes visada esame kviečiami, kaip labai gražiai sako pats tekstas, mokyti skaityti prisikėlimo ženklus. Tikrai taip. Tai įtampa tarp to, kas apčiuopiama ir to, kas neregima, tarp sauso istorinio fakto ir jo prasmės atverimo per tikėjimą, nepaliaujamai pulsuoja visose mūsų aptartose tekstuose. Kaip ir visada, mes nesiekėme šioje laidoje priimti kokio nors galutinio nuosprendžio ar paskelbti nugalėtojo, nes pats raštas palieka šią įtampą labai gyvą. Paliekame mūsų klausytojui pačiam tai apmastyti. Ar tikrai žmogų reikia pirmiausia apčiuopti ir pamatyti, kad jis galėtų patikėti? Ar visgi jam tenka padaryti tą vidinį sprendimą, tą tikėjimo žingsnį, kad pagaliau iš tiesų pamatytų pasaulį ir suprastų jo prasmę? Kviečiame jūs ir toliau analizuoti šios be galo turtingus tekstus ir ieškoti atsakymų patiems. Ačiū, kad buvote kartu.